Gyventi kūne. Kviečiu atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną, smalsiai patyrinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tinklalaidė kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau nei galime suvokti. Baltymų tikrai per mažai yra suvartojama ir tos pasekmės po to pasireiškia tikrai, ne kiekvienam, bet tikrai pasireiškia. Labai dažnai mes užsisėdam ant to, kad kiekvieną dieną valgom fiziniam našumui ir pamirštam apie mūsų bendrą sveikatą, visų mikroelementų poreikį. Nėra vieno universalaus valgymo režimo, valgymo būdo, kuris tiktų kiekvienam. Nekeisti visko iš karto, o tą, taip sakant, ką galim būti lengviausiai. Jau mes kalbam apie patį vaisingumo klaustuką šitoj situacijoje. Mes kalbam apie skydliaukės veiklą ir viskas, kas su skydliaukė susiję, tai jau pasireiškia ir tinimai, medžiagų apykaita sulėtės. Maisto korekcija reikalauja to, kad dar žmogus patikėtų, kad reikia kažką koreguoti. Labas, Edvardai. Šiandien tinklalaidėje Gyventi kūne kalbinu Edvardą Grišiną ir labai džiaugiuosi, kad atėjai. Kaip ir mes pakalbėjom koridorių jau, kad dietologų Lietuvoje nėra labai daug, dietologų vyrų iš vis turbūt vienetai. Vienetai, taip. Ir šiandien kalbėsim tema, kuri aktuali yra sportui užsiimantiems žmonėm, bet ne profesionaliai, o tiesiog kasdieniškai, mėgėjiškai, nes daugelis susiduria su klausimu, tai kaip maitintis pradedant sportuoti, kas trukdo pasiekti rezultatų, kokie mitai klaidžioja šią temą ir pasistengsim pagvildent šitą temą iš kelių perspektyvų. Tai jeigu nuklysim kur nors į lankas, tai man atrodo viskas gerai, pažiūrėsim šiek tiek plačiau, nes daug dalykų yra susiję tarpusavį. O tikrai taip. Pabandysiu atsakyti į tos esminius klausimus, neišsiplėsdamas per daug, nes tikrai daug galim kalbėti apie dietologiją, labai plati tema, jinai didėja su kiekvienais metais tikriausiai, kiek tų sričių dietologijos atsiranda, sporto dietologija, ta pati, kuri yra populiari pasaulyje, pas mus dar tokia šiek tiek užmiršta yra, bet ir prevencinė pati medicina su savo ilgamžiškumo, taip sakant, kriterijais ateinanti, kur irgi mityba groja, taip sakant, pirmojų smuiku. Taip, tai vėlgi daug ir plačiai galima kalbėti, bet susikoncentruosim ties sporto ir tais labiausiai rūpimais klausimais. Aš dar pamiršau tave pristatyti. Tu esi gydytojas, dietologas. Tai visų pirma, esi gydytojas. Žmogus baigė 6 metus medicinoje, po to dar turbūt 4, ne? Dabar, kaip tik pakalbėjom, dar nepradedant ir nepradėjus įrašinėti, kad apskritai gydytojų dietologų poreikis Lietuvoje yra dar ganėtinai mažas. Kodėl taip yra ir kokie žmonės galbūt dar yra neatradę, nors turėtų kreiptis į gydytoją dietologą? Gydytojų dietologų poreikis dalinai yra didelis, tiek gydytojų dietologai labai dažnai nėra įvertinami, kaip tie, net galiu pavadinti kaip tikrieji gydytojai, taip, jos galima vadinti mitybininkais, nes vėlgi kiekvienas mūsų žino, kaip valgyti. Tikrai žino. Visi mes esam to išmokyti ir tikrai ten dietologų nereikia. Ir tas pats galioja tiek paprastame gyvenime, tiek ir tose pačiose ligoninėse ir poliklinikose, kur kiekvienas gydytojas gali duoti savo rekomendaciją. Pagal tai, kaip jis mato tą dietologijos pasaulį. Vis dėlto viskas yra kur kas sudėtingiau negu duoti vieną žmogui patarimą. Tai labai komplikuotas procesas, kur mes turime suderinti ne tik jo fiziologinius poreikius, bet ir jo kultūrinį gyvenimą tą patį, prieš duodami kažkokį patarimą. Aš iš savo dažnai galiu pasakyti, irgi labai lengva duoti vieną tabletę cholesterolį mažinti ir paleisti žmogų per 5 minutės. Labai lengva. Taip, mokslo didelio nereikia. Todėl vėlgi, aš manau, kad mes esam tam tikrais atvejais nuvertinami ir todėl ir tas, taip sakant, vėlgi, kaip sakau, poreikis yra tik labai tylus. Bet iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsim, tai jis auga su kiekvienais metais. Jis auga su kiekvienais metais, taip kaip ir tų pačių besispecializuojančių pačioje mytyboje, kiekis su kiekvienais metais yra didėjantis. Ir jeigu aš paimsiu tai, kada aš įstojau į dietologiją, kur buvo vyras, dietologija įstojo, ką jis savo galvoja.
Nesgi kiekvienas berniukas turi būti chirurgas. Kitaip išdavystė šeimos ir medicinos. Dar širdies. Pirmoje vietoje galvojau apie krūtinės torakalinę chirurgiją apskritai. Tokią svajonę kažkodėl turėjau. Bet esu kur esu ir dėl to džiaugiuosi ir tikrai negaliu sakyti, kad esu nusivylęs kažkuo. Atradau labai didelį būrį žmonių, kurie tikėjo tuo, ką aš darau ir iki šiol tuo tiki. Tai mane tai džiugina, nors kad aš žinau, kad aš nesislepiu ir darau tai, kas man priimtina yra. O kalbant apie žmonės, kurie kreipiasi į sporto, į dietologą, kuris specializuojasi sportininkų mityboje, kokiu momentu dažniausiai ateina suvokimas, kad man jau reikia rimtos pagalbos? Ar tai būna kažkas, kai rezultatai neateina, ar... Dažniausiai suvokimas, kad ir kalbėtume apie kiekvieną situaciją, dažniausiai suvokimas ateina tada, kai nesiseka arba skauda. Pas gydytojus einam ne 3 metai iki ligos pasireiškimo, mes einam, kai jau visa puokštė pas mus pasireiškia, kai jau negalim kentėti automatiškai, nes mes galvojam vis dar praeis. Bet nepraeina ir tada mes jau laukime eilėj ir, taip sakant, jau su ume visa patologija ateiname. Labai dažnai tas yra ir sporto dietologija, kai jau matome, kad žmogus ant išsekimo ribos yra paprasčiausiai mitybos nepakankamumas, baltymų stoka, kaulinio audinio retėjimas, tai pasireiškia jau, tada mes ateinam, taip tvarkyti komplikacijas. Didžiausia bėda, kad žmogus ateina tvarkyti komplikacijas, jis kartu ir nori dar geresnį rezultatą pasiekti. Čia tokia labai dažnai misija neįmanoma, gaunasi kaip tos prioritetus, ne tai kaip išgydyti žmogų, kaip prioritetus dar perskirstyti jo, kad jis suprastų, kad pirmiausia dabar mes turime suremontuoti tave, o po to mes jau galime eiti į viršų. Taip, bet vėlgi, pastaraisiais metais vėlgi matau tą tendenciją, kad vėlgi pati prevencija duoda apie save žinoti ir tie patys treneriai, sporto klubai kreipia vis didesnį dėmesį, tai pavadinkim techniniai apžiūrai. Jeigu kalbėsim apie pačius sportininkus, yra ir tam tikri klubai, dabar dirbu su vienu iš jų, Love Stream Running, kurie tikrai labai rūpinasi savo atletais ir mane tai labai žavi, kur paprasčiausiai, kad visi klubai tai darytų ir turėtų savo gydytojus, kurie rutiniškai prižiūri, kontaktuoja tarpusavėje, gali bendrauti, taip komanda, kad būtų. Taip, kad ne tai, kad vienas dietologas, o jau visa komanda kažkur kitur, kas labai dažnai pas mus būna. O kai visa yra komanda, tada ir komunikacija yra geresnė ir suteikti pagalbą efektyviau, taip sakant, ir naudingiau pačiam atletui 100% įmanoma. Taip. O kuo sportuojančio žmogaus mityba skiriasi nuo įprastai sveikai besimaitinančio piliečio? Automatiškai turim suprasti, kad vėlgi mūsų organizmai yra tokie patys. Tai jeigu imsime sportuojantį žmogų ar paprastą žmogų, kartais tų skirtumų nesurasim. Mes turėtume tikriausiai apibūdinti, kas tai per sportus, kokie jo energiniai poreikiai ir pagal tos energinius poreikius mes turėtume sportuojančiam žmogui duoti didesnį kiekį jau tada maistinių medžiagų arba žiūrėti, kad tam tikrų mikroelementų mums nepritrūktų. Taip, tai pirmas dalykas tai sustatyti būtent energijos poreikių balansą. Tiek makroelementų atžvilgių, taip, tiek mikroelementų ir vitaminų atžvilgių. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. O tada jau kažkaip bandyti inkorporuoti visą tą mitybą jo paprastą gyvenimą. Nes nepamirškim, iš sporto mažai kas uždirba pas mus. Dažnas sportininkas arba mokosi, arba dar kažkur dirba, taip, o jis dar turi ir valgyti, ir galvoti, kokius papildus galbūt vartoti. Daug turi atsakomybių. Taip, ir mes visą turime suderinti iš esmės automatiškai. Tai skirtumas vienas, kad sportuojantys žmonės, priklausomai nuo jų fizinio krūvio poreikio, reikalauja daugiau. Reikalauja galbūt daugiau to, kas yra paprastai populiacijai kartais ir draudžiama. Net ir kalbėsime apie ištvermės sportą, kur didesnis ir angliavandenių tų pačių suvartojimas yra rekomenduojamas, taip, ko mes negalėtume pasakyti apie paprastą, pavyzdžiui, populiaciją. Jeigu mes eisime į fitneso sferą, kur jau yra didesnis ir pačio baltymo, pavyzdžiui, suvartojimas, kas irgi bendrai populiacijai ne visada yra reikalingas, bet paspausti ant jų privalėtų ir bendra populiacija, nes per mažai jo suvartoja. Baltymų būtent, ne? Taip, baltymų tikrai per mažai yra suvartojama ir tos pasiekmes po to pasireiškia tikrai, ne kiekvienam, bet tikrai pasireiškia.
Tai vėlgi priklausomai nuo sporto šakos ir tie poreikiai gali skirtis, bet yra ir tokių dalykų, kad, kaip ir sakau, vienoje situacijoje skirtumas yra tas, kad energijos poreikiai gali būti didesni, bet kitoje situacijoje taip pat yra, kad komplikacijų rizika irgi yra didesnė pas sportuojančius žmonės, kaip ir tos pačios geležies, taip sakant, stoka, ypač pas moteris, pavyzdžiui, bėgikės, kaip pavyzdžiui, pas jos taip ir to pačio magnio, kalcio deficitai, baltymo deficitas, kuris labai dažnai pasireiškia. Taip, tai daug tokių atvejų, kur kartais reikia ne tik, kad adekvačiai palaikyti būtent būseną, bet ir stebėti, kad komplikacijos pas mus nepasireikštų. Tai vėlgi yra tam tikros rizikos grupės, arba žmonės, kurie turi netoleravimus, laktozės netoleravimą, arba nevalgo mėsos kokios, pavyzdžiui, taip, ar nemėgsta, nebūtinai, kad yra ten veganas, vegetaras, pesketaras, bet paprasčiausiai nemėgsta, nevalgo. Taip, ir mes jau turėsime čia ieškoti išeičių, kaip tai kompensuoti, kaip tai papildyti. Taip, tai ne visada mes, jeigu žmogus ateina pas mane, tai ne visada yra, kad geresnį rezultatą gauti. Tai kartais, kad jo rezultatas nepablogėtų, jeigu jis nori padaryti vieną ar kitą modifikaciją, pavyzdžiui, taip pat savo mytyboje. Man užkliuvo viena tema baltymai, kuri yra labai aktuali sportuojantiem, ypatingai pradedantiem kilnoti svorius ir norintiem užsiauginti raumenis, tai kaip taip buitiškai sakoma, priaugti masės. Taip. Baltymų perteklius ir baltymų deficitas. Kuo jie skiriasi, kaip tai pastebėt, kaip tai atsiliepia sveikatai? Baltymo deficitą mes galim pastebėti iš to, kad pas žmogų gali pradėti vystytis mažakraujystė. Ir dažniausiai viskas, kas su to susiję, tai yra plaukų slinkimas, nagų trapumas, miego sutrikimai, silpnumas, letargija, nuovargis. Taip, tai hormoninio profilio kritimas, pas vyrus testosteronas gali kristi automatiškai. Taip, ir mes jau einam prie tokio išsekimo. Taip, tada ir tinimai pasireiškia, kai jau baltymo stoka pas mus būna, taip, ir visų, taip sakant, fermentų sekrecija sutrinka, tos pačios skrandžio rūgščių sekrecija sutrinka. Žmogus jaučiasi blogai, pavadinkim taip, tai yra baltymo nepakankamumas. Baltymo perteklius, kuo jis gali grėsti? Kaip ir, jeigu žiūrėsime taip labai plačiai, tai kaip ir aš sakau, man nepatinka, kad tikrai labai dažnai mes spaudžiam ant to baltymo ir perspaudžia, ypač tie nauji sportininkai, kur bando valgyti ten 2,5 gramų, 3 gramus baltymų per dieną, norėdam, pavyzdžiui, numesti svorio, taip? Ir priaugti raumens. Bet mes turim suprasti, kad ir kokia maistinė medžiaga vartojame perteklių, jinai taip pat tokiu pačiu principu skatins atsparumą insulinui ir tik dar labiau blogins mūsų metabolinę būklę, tai yra pirmas dalykas. O jeigu mes kalbėsim iš autoimuninės pusės, tai vėlgi tie patys bėrimai, aknės, kurios yra susijusios su baltymo pertekliu, tai vienas iš tų pirmųjų dalykų, kas pasireiškia. Taip pat nepamirškim, kad didesnis tos pačios mėsos suvartojimas vėlgi turi neigiamos įtakos mūsų mikrofloros balansų, todėl irgi palaikyti visų maistinių medžiagų balansą, va čia yra svarbu šitoje situacijoje, kad neapkrauti nei kepenų, nei inkstų, taip stebėti savo kraujo rodiklius, jeigu mes jau einame į tą didesnio baltymų suvartojimo mitybą. Bet vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie paprastą populiaciją, suvartoti daug baltymo tai yra iššūkis. Pradėkime nuo to. Taip, suvartoti ten 2,5-3 gramo kilogramui, nevartojant papildų, pavyzdžiui, mėsą žuvį valgant. Tikrai ne vieną prakaito lašą, taip sakant, numesi ant žemės. Toks iki džiaugčiojimo jau bus šiek tiek valgyti. Tai yra sunku, tikrai sunku. Kodėl labai dažnai spaudžiama yra ant baltymo, kad ir net mes paimsime, kad sotumą išgauti, nes tikrai baltymas duoda sotumą. Ne per tūrį savo, taip, bet per savo tą patį aspektą, kad jis yra lėčiau virškinamas, kad jo ir termogeninis efektas yra žymiai didesnis, tai reiškia, kūnas panaudoja daugiau energijos jį skaidant. Taip, minimaliai, bet tikrai panaudoja žmogus tą sotumą ilgesniam laikui išlaiko. Taip, todėl labai dažnai kartais ant jo spaudžiam, ypač jeigu matom, kad žmogus nesuvalgo pakankamai. Dažnai žmonės ateina, sako, aš valgau košės ir aš per valandą jau alkanas, nespėju nuvažiuoti iki studijų, jau alkanas esu. Taip, nes tik angliavandenius aš valgau. Vėlgi, čia gali būti individuali organizmo reakcija ir papildžius kažkiek baltymų, šiek tiek riebalo pridėjus, paprasčiausia situacija gali pasikeisti diena kaip naktis. Paminėjai atsparumą insulinui. Gali šiek tiek plačiau papasakot, kaip jis siejasi su baltymų pertekliumi? Jeigu mes kalbėsime apie tai, kad žmogus jau turi metabolinių sutrikimų, taip, tai galbūt jau turi viršsvorio pavyzdžių, taip, tai mes jau galim galvoti, kad
Pas jį cukraus apykaita, gliukozės apykaita yra sutrikusi. Gliukozė, kad patektų pas mus į ląstelę, jai reikalingas insulinas, kurį kasa išskiria, taip. Ir sakant, kuo mes daugiau, tai sakant, gliukozės turėsime kraujotakoje, tuo daugiau kasą mes turėsime įdarbinti automatiškai, taip. Bet tas pats liečia ir visas kitas maistinės medžiagas. Mes turim suprasti, kad jeigu baltymas nebus panaudotas pagal paskirtį, jis taip pat virs pas mus gliukozę. Taip, jis virs pas mus gliukozę, aminorūgštės bus naudojamos į gliukozės konversiją, tam reikės insulino, kad kažkur, taip sakant, nukišti tą gliukozę. Taip, ir tai skavis, tai insulinas išsiskirti, kol kasos funkcija sutriks ir vienu metu pradės mažiau sekretuoti insulino, ant ko jau ir diabetas pas mus, taip, gali pasireikšti tokioje situacijoje. Irgi perlenkti lasdos tokioje situacijoje irgi nereikia ir su tais pačiais baltymais. Jeigu mes žinom, kad mes norim padailinti savo kūno linijas, nereikia užsisėsti ant tų pačių baltymų, jeigu mūsų poreikiai yra žymiai mažesni. Taip, to pačio baltymo suvartojimo aspektų. Nereikia bijoti angliavandenių valgyti, nereikia bijoti riebalų valgyti. Viskas visame kame yra balansas. Taip, mes jų turime surasti. Kiekvienas žmogus bus labai individualus ir jo poreikiai bus skirtingi. Mes to dalyko negalime pamiršti. Todėl irgi, kad ir kokia konsultacija ir patarimas iš specialisto, gali būti čia labai naudingas ir pravartus. Taip, kiekvienas žmogus turi praeiti savo kelią. Ne visada bus viena mityba, kuri tiks visiems. Yra labai skirtingų atvejų. Nuo to atveju tikrai kiekvienas yra su tokiais susidūręs, kuris dirba su žmonėmis ir su jų mityba, kad vieni žmonės gali valgyti daug ir jiems svoris krenta, kiti žmonės ten daug sportuoja, energijos išnaudoja labai daug. Bet tu jiems duodi 1000 kalorijų, svoris nekrenta. Ir mes galim galvoti apie adaptacijas kažką, bet jos nevyksta per vieną dieną, jeigu mes jau taip kalbėtume. Kartais net negali suprasti, negali pamatyti tos priežasties, kodėl taip yra. Taip ir jau tada jau taip dūrio metodu bandai kažkas nuspėti, spėlioti, kodėl jo kūnas nepanaudoja energijos, bandai didinti, taip arba didinti, mažinti. Nuo žmogaus priklauso, kad pagaliau kažkokį rezultatą pamatytum. Tai vėlgi, ne viską gali kartais paaiškinti, kas liečia žmogaus organizmą, jo medžiagų apykaitą. Ne visada rodikliai viską mums gali parodyti, nes labai dažnai būna, kad rodikliai yra irgi geri. Arba mes galbūt dar kažko nežinom, kokių rodiklių mes turėtume siekti. Mes tikrai žinom, kad užsienio šalyse yra žymiai nuodugnesnių tyrimų, kuriuos galima panaudoti. Aišku, pas mus net nemokėtų tikriausiai niekas vertinti, interpretuoti jų, tai jau atskiras yra mokslas ir aš tikiuosi, kad su laiku mes galbūt juos irgi kažkaip pamatysime ir pačioje Lietuvoje. Ant kiek tai duos naudos? Irgi, žinai, tas dalykas, kuo daugiau naudojasi skirtingų tyrimų, kaip pavyzdžiui mes paimsime genetinį tyrimą, mikrobiotos tyrimą. Aš dar iškelsiu klausimą, ar atsakymai jų bus tokie patys. Ir tada kils klausimas, o kuo vadovautis tada, genetika ar mikrobiota? Kas yra labiau evidence-based, nes mes kiekvienam dalykui tyrimo surasim. Tada viskas priklausys nuo to, ant kiek efektyviai ir tikslingai tas tyrimas pats atliktas pačių gamintojų, kurie pasiūlo patį tyrimą. Daug klaustukų yra. Kiekviename moksle bus daug klaustukų. Taip, tai bus dalis tiesos, dalis pritempimo ir kažko, ką mes paprasčiausiai nuspėjam. Algoritmo, pavadinkim. Taip, bet niekada neparodys visos tos tiesos apie žmogų. Man tai dietologija yra apskritai tokia sritis, į kurią aš niekada nenorėčiau lysti tikriausiai. Ne? Nes jinai yra be galo prieštaringa. Atrodo, kad bet kurioj stovykloje rasi tiek argumentų, tiek kontrargumentų, mokslo, patirčių ir labai labai sunku į kažkuo būti įsitikinus ir vienareikšmiškai teikti kažką, ne? Ir dėl to, man atrodo, beprotiškai sudėtinga, reikia labai kritinio mąstymo ir labai nuosekliai domėtis. Nuosekliai domėtis reikia, bet galbūt tikriausiai, ką reikia neišsižadėti per greitai savo įsitikinimu. Va tai yra labai svarbu, nes naujovių atsiranda kiekvieną dieną. Tikrai kiekvieną dieną atsiranda naujovių ir tikrai aš labai dažnai savęs klausiu, tai gal aš kažką net nesupratau. Gal ta fiziologija, kurią aš mokiausi, nėra ta fiziologija. Gal tikrai mes esame tokie pasenę, taip sakant, savo mokslo lietuviai, kad, užsienio šalyje visiškai yra kitaip. Nežinau, kaip sakau,
negalime vertinti žmogaus organizmo, negalima iš eigos vertinti pagal vieną mechanizmą. Tai yra labiau komplikuotas procesas. Negalim vertinti pagal tai, kad insulinas gali slopinti riebalų deginimą, kad jeigu aš angliavandenius valgysiu, aš priaugsiu svorio. Vice versa, jeigu mes priešim tyrimus, jeigu žmonėm randomizuotus tyrimus, kai jau viskas, taip sakant, yra stebima, kontroliuojama, ir jeigu žmogui yra duodamas toks pat kiekis kalorijų, didesnio angliavandenių kiekio dietos, toks pat kiekis kalorijų, didesnio riebalo kiekio, dažniausiai grupės numeta tokį patį kiekį riebalinio audinio. Yra kai kurie tyrimai, kurie parodo, kad net ta grupė, kuri valgė daugiau angliavandenių, numeta daugiau riebalo. Kaip mes tai paaiškinsim? Randomizuoti tyrimai. Tai aš turiu ant popieriaus mechanizmą ir aš turiu tyrimą, ne kažkokį prospektyvinį, kur, žinai, klausimynas surašytas, taip, tu atsakai, mano nuomonė, kas buvo kaip, taip, ir pagal tai mes darom išvadas. Retrospektyvinis tyrimas. Irgi, mokslas toks bus, kur mes dar turime atskirti, kuo pagrįstas yra pas tas mokslinis tyrimas, taip, kurio mes remiamės. Ar tai vien teorija, prielaida, ar klausimynų. Kur, pavyzdžiui, tas pats baltymas yra siejamas, baltymas suvartojamas pas sportininkus, ypač siejamas su pykčiu ir su depresija. Taip. Atrodo, 17 metais išėjo tas tyrimas, kur mokslininkas padarė apklausą kultūrizmo srities atstovų, kurie ruošiasi varžybom. Ir pagal klausimyną jis pamatė koreliaciją tokią, kad tie, kurie suvartojo daugiau baltymo, buvo labiau pikti. Jeigu kažkas supranta, pro ką turi praeiti kultūrizmo srities atstovas besiruošdamas varžybom, tai tikriausiai ne baltymo suvartojimas ten pyktį kelia kartais. Galbūt tas klausimynas dar didesnį pyktį jam kėlė negu pats baltymo suvartojimas. Tai vėlgi, va tokie dalykai, kur kartais žmogus, kuris nežino net kas tai tokio, kas tai sritis daro tyrimą, gali paprastą koreliaciją padaryti, tai koreliuoja. Bet ar tai yra priežastis? Du skirtingi dalykai. Labai atsargiai reikia vertinti ir patį mokslą. Taip? Labai atsargiai mokėti vertinti. Aš iki galo nemoku tikrai vertinti to mokslo ir tada tu jau bandai pats galvoti, analizuoti, ar čia tikrai tiesa, ar ne. Aš žinau, kad galima tikrai labai kiekvieną mokslinį straipsnį visur tu gali atrasti kažkokios tiesos. Ir kai tu pamatai, kad tikrai mechanizmas kažkur girdėtas, ir jeigu jau gydytojas sako, jis negali meluoti. Aš dabar kažkaip, kai klausai pačių mokslininkų, tu pats jautiesi kaip pacientas, kur gydytojas pasakė, tai tiesa. Aš irgi kaip skaitau arba klausau, aš sakau, gydytojas. Vyresnis jau. Turi būti tiesa. Suprantu, aš dar pienburnis esu, bet jeigu jau su žilais plakais, turigi tiesą sakyti. Bet tikriausiai ne visada tai būna. Ačiū, Edvardai, labai, kad nukrypom biškį į tą mokslo temą, nes jinai man pačiai kartais tokia opi atrodo, ar aš visas savo žinias gebėčiau pagrįsti mokslu. Skaitau tam tikrus tyrimus, kartais net pati supykstu ant jų, nes galvoju, jie tokie kartais nišiniai ir tokie siauri ir neleidžia man taip iki galo suvokti, ar čia pritaikoma, nepritaikoma ir tas mokslas irgi yra savotiška dar tokia atšaka, kurią reikia mokėti skaityti. Bet grįžtant prie mitybos kaip tokio praktinio labiau momento, aš atsimenu, kad dar prieš keletą metų būdavo labai populiaru, pradedant sportuoti, ypatingai norint priaugti masės arba apskritai, kaip suvokiant sportą plus mitybą, tai maitintis kiaušiniais, mėsa, ryžiais, makaronais ir brokoliais, ne? Kažkas tokio. Ar dar egzistuoja toks kažkoks suvokimas, arba galbūt dabar yra kažkokia mada nauja, kaip kitaip yra įsivaizduojama? Žinai, man tai sukelia gerus prisiminimus ir aš manau, kad kiekvienas, dažnas sportuojantis, kuris eina į sporto salę pirmą kartą, jis turi žinoti, kas tai yra tas Ronis Colemanas, kas yra Jay Cutleris, ką reiškia suvalgyti ten tuną su grikiais ten savaitę mėnesį, ką reiškia ryžių su virta višta valgyti. Dažnas mūsų tą turi praeiti, nes čia yra ta dalis tos kultūros. Ir tai faina. Kol po to supras, kad neveikia sistema šiek tiek. bet vis tiek tai faina yra. Ar taip turi būti? Ne, bet žmonės daro. Ir aš nematau tame nieko blogo, kad žmonės valgo tai geriau nevalgyti burgerius, dešrelės ar dar kažką. Galbūt tai taip sausa, prieska, nemalonu, nefaina, bet žmogus, kuris eina net į sporto salę, kuris nori užauginti masės, ar kaip mes tai pavadėsim, turim suprasti, kad tai irgi tai jau yra atskira kultūra.
tai, kad ko tu sieki, susideda ne tik iš svorių kilnojimų ir ten riksmų, taip sakant, su dideliais svoriais sporto salėje. Tai reikalauja suvokimo, kaip dirba tavo kūnas. Tai reikalauja suvokimo, kokias maistinės medžiagas jis, taip sakant, sunaudoja treniruotės metu, ko jis reikalauja po treniruotės, kaip tu sportuoti turi, ar tu turi eiti su sunkiais svoriais kelti, ar tu turi, taip sakant, protingai, taip sakant, tą visą daryti. Aš, sakant, net kiek, taip sakant, irgi užsiemu mėgėjiškai sporto ir einu į sporto salę, vis, taip sakant, žiūriu, kaip tos ir tendencijos keičiasi, technikos pačios, tu žiūri, kas buvo old schoolas, kaip dabar visi sportuoja. Ten irgi visa konversija vyksta, ką labai džiugu ir malonu žiūrėti. Tai va, sakau, ta mityba, jinai visada bus labai panaši, jeigu mes kalbėsim apie svorių kilnojimus. Vienu ar kitu atveju žmonės tikriausiai valgys tą didesnį kiekį baltymų, didesnį kiekį angliavandenių, nors kažkokiu procentu. Bet ar aš matau tame kažką blogo? Ne, tikrai ne. Yra nemažai sportininkų, pasaulinių ir tenisininkų, lenktynininkų ir panašiai, kurie perėjo prie veganiškos dietos. Taip. Kaip sportas gali būti derinamas su veganiška dieta ir ar mokslas pagrindžia jos efektyvumą? Mokslas pagrindžia jos efektyvumą. Praktika rečiau pagrindžia jos efektyvumą. Tas dalykas, kad kai yra mokslas, tai atletas gaus visas reikiamas maistinės medžiagas, kad tyrimą atlikti. Tas yra labai gerai. Tai patvirtina, kad tai įmanoma. Idealiom vakuumo sąlygom. Idealiom sąlygom tai įmanoma. Ar tai įmanoma ne idealiom sąlygom? Va čia ateina visos tos problemos, kur irgi edukuoti patį atletą apie tai, ko jam reikia atsisakius mėsos, kaip jo kūnas gali sureaguoti, į ką jis turi atkreipti dėmesį. Taip, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, abiem, taip sakant, tas vadinamas relative energy deficiency būdingas yra. Hormoninis disbalansas gali būti būdingas, moteris tik greičiau tai pajaus, negu vyrai tai pajaučia automatiškai. Tai čia mes daugiau turėtume dėmesį ir tai edukacijai pačiai paprasčiausiai, nes taip, viskas yra gerai su tuo dalyku. Plus sportinė lygus. Žinot, jeigu mes kalbėsim iš ištvermės sporto, tikrai ten augalinės kilmės dietos besilaikantys žmonės gali gerai, taip sakant, pasirodyti, nes ten angliavandenių bus daugiau, tik kad baltymą suvartotų pakankamai. Ir jeigu mes matom, kad kūnas priima tai teigiamai, viskas yra gerai. Tas pats su low carb mitybom, taip sakant, ištvermės sportas ir ketogeninė dieta irgi labai geras variantas, kur tam tikriems žmonėms tai tinka, ypač jeigu jų poreikis sportui nėra tai, kad jie dirba ten 5, pavyzdžiui, ten į VO2 max, taip sakant, eina iš esmės, dirba 2, 3 zonoje, jiems reikia pastovumo, lėtos energijos, veteranai, tie patys moteris virš 50, vyrai, kur jau nereikia jiems tiek daug angliavandenių, jie jau gali ir mažiau jų suvartoti ir parodyti tikrai tokius pačius gerus rezultatus. Tai labai individualiai tą reikia parinkti ir jeigu kūnas nuo to nekenčia, visi rodikliai biocheminiai yra tvarkoj, super, mes galim vadovautis. Bet jeigu mes matom, kad ateina tai, kad krenta geležis, taip krenta B grupės vitaminai, tada turim daryti kažkokias išvadas. Ar aš einu papildų vartoti, arba aš keičiu savo valgymo įpročius, jeigu aš noriu pasiekti rezultatą. Ar dar įmanoma ne tom vakuumo sąlygom išsiversti be papildų? Įmanoma, tikrai įmanoma. Tik, kaip sakau, kiekvieno žmogaus organizmas yra skirtingas. Mes turim suprasti, kiekvienas organizmas turi tam tikrą baseiną atsargų. Taip, mes turime tas atsargas, kurias mes sėkmingai naudojam. Aš esu turėjęs tokių variantų, kur žmogus tikrai nesurinka nei baltymų pakankamo kiekio, nei geležies, bet pas jį viskas yra gerai. Vice versa yra žmonės, kurie stengiasi taip surinkti tos visus baltymus, bet jų kūnas neįsisavina. Paprasčiausiai. Ar tai per didelis stresas, kuris patiriamas fiziniu krūviu, gal atsistatymo stoka, ar kitos priežastys čia irgi sunku kartais nuspėti. Ir tada jau bandai per papildus suktis iš situacijos. Tas pats su mažai angliavandenių kiekio dieta, kur jeigu matai, kad reaguoja kepenys ir stipriai reaguoja, tai reiškia, gali būti tas genetinis polimorfizmas, kad jis linkęs įsisavinti daugiau, pavyzdžiui, to pačio riebalo iš maisto negu kiti žmonės, tai tas hiperresponderis vadinamas. Taip, ir jam galbūt ta ketogeninė dieta nelabai yra tinkama automatiškai, nes mes matom, kad kūnas priešinasi. Ir visada, kaip sakau, yra kiti sprendimo būdai, kaip galima, mano akimis, padėti žmogui. Nėra vieno universalaus valgymo režimo, valgymo būdo, kuris tiktų kiekvienam. Pradžiai, kad karkasą turėti. Taip, karkasas yra toks, kad
jeigu kalbėsime apie sportuojančius žmonės, kad jie turės valgyti dažniau, turės galvoti, ką jie valgo ir kada jie valgo iki treniruotės, taip, kiek tų angliavandenių jiems reikės, ar jiems reikės angliavandenių treniruotės metu, kada po treniruotės valgys, taip, ant kiek jiems svarbus yra ten, ar angliavandeniai, ar baltymai, koks tai yra ciklo, taip sakant, pasiruošimo ciklas, ar tai jau yra varžybinis, taip sakant, jau varžybinis laikas, ar dar off-seasonas yra. Į ką mes taikomės, jeigu tai yra off-seasonas? Ištvermę, atsistatymą, taip, arba galbūt jėgą, jau pagal tai viskas kis. Taip, viskas pagal mezociklus jau tada turės būti statoma, apie ką labai dažnai irgi pamiršta žmonės, kur esu turėjęs tokių atvejų ir iš to labai pasimokiau savo škūrą, kur duodi žmogui, taip sakant, vieną mitybą, kad jis numestų porą kilogramų ir pasiruoštų varžybom, taip, bet jis po pačių varžybų dar tęsia tą pačią mitybą, savo jau off-season metu, kur krūviai yra žymiai didesni, poreikis iš esmės energija yra žymiai didesnis ir krenta galiausiai išsekęs. Tai va, tai pats pasimokiau, kad ir, ar tai būtų mergina, ar tai bus vyras, reikia edukuoti ir sakyti žmonėm, kad tai vienam laikotarpį tau mityba, po to mes turėsime grįžti, vėl padidinti svorį, po to vėl galbūt jį sumažinti, nu ir taip on and off, tai yra nesibaigiantis darbas automatiškai. Tu šiek tiek užsiminėjai apie mitybos skirtumus prieš sportą, po sporto, sportavimą ryte, vakare. Gali šiek tiek šitą temą praplėsti, kaip reikėtų tą savo dieną planuotis, kada valgyti tos baltymus, angliavandenius, sportuoti, nesportuoti, atsistatinėti ir panašiai. Taip, šiek tiek tokias mini gairės klausytojai. Galbūt jeigu mes sugalvokime kokį Robertą. Robertas vidutinių distancijų bėgikas. Ar nori kokį Robertą? Ar Povilą, taip sakant, Kačialkos senbuvį? Ne, bėgiką, dabar madoj, čia dabar, ant bangos. Taip. Tai Robertas vidutinių distancijų bėgikas, bėgioja 4 kartus per savaitę, taip. 2 trumpos distancijos, 1 intervalas, 1 longas. Savaitgalis automatiškai. Darbas sėdimas, 2 vaikai šeima. Tai pirmas dalykas, aišku. Taip, jeigu mes jau matom, kad yra toks žmogus, kuris turi 1 ir 2 gyvenimus, pavadinkim, taip, sportuojantis ir nori kažką pasiekti, maratonui pasiruošti, pavyzdžiui, taip, bet kartu ir turi visą savo gyvenimą. Taip, tai pirmas dalykas atkreipti dėmesį bendrai į tai, kas iš esmės yra stabilu jo mityboje, o kur yra visiškas chaosas. Taip, nes galbūt ne visada mums gausis pastatyti tai, kad visur jis nešios savo lunchboxus ir valgys iš dėžučių. Jeigu mes matom, kur yra kažkokia dinamika, bet jinai nelabai trukdys, mes ją paliekam, kur, pavyzdžiui, žmogus eis valgyti dienos pietų. Taip, ir ten galbūt tikrai gaus kruopų, gaus angliavandenių ir tikrai gaus savo pakankamą maisto kiekį. Bet yra tas laikas, kur, pavyzdžiui, yra vakarienė, kur jis arba nespėja, arba nežino, ką valgyti, taip, ir ką mes jau galime kažkiek jau modifikuoti, moderuoti. Taip, tai yra pirmas dalykas, nekeisti visko iš karto, o tą, taip sakant, ką galim būti lengviausiai pakoreguoti. Tada mes jau turime atkreipti dėmesį, kada žmogus sportuoja. Ar tai sportas rytais, ar tai, pavyzdžiui, sportas pas mus yra vakarais, taip, kada jis bus labiau užsikrovęs. Jeigu tai bus trumpai bėgimai, aš nieko prieš ir sporto rytais. Jeigu mes iš karto po treniruotės pavalgom, žmonės tikrai tą daro ir viskas yra gerai. Jeigu tai yra intervalai ir žmogus nori juose patobulėti, tikrai galvočiau, kad angliavandeniai bus reikalingi. Ar mes juos vartosime treniruotės metu, taip, ar jau, taip sakant, iki treniruotės pavalgysim, depends. Bet čia aš manyčiau, kad angliavandeniai bus reikalingi, tai taip kaip ir su ilgais bėgimais, kur jau geresnį rezultatą, jeigu mes rezultatų siekiam, mes galim parodyti, kai mes būsime labiau prisipildę glikogeno automatiškai. Ir vėlgi turime išskirti, koks tikslas tu yra longų, intervalų, ar tai yra trumpų treniruočių, ant kiek mes norime paprasčiausiai adaptacijos mitochondrijų lygmenį, ląstelio lygmenį, kad jos labiau naudotų kaip energijai tos pačius riebalus, taip, ant kiek mes norime rezultato, taip, ant kiek mes norime sprogstamosios jėgos. Ko ant tuščio skrandžio nepadarysi automatiškai. Ir kartu turime taip pat įvertinti tą dalyką, kad bėgimas tai bus stresas. Nevalgymas irgi stresas. O jeigu žmogaus gyvenimas yra didelis stresas, ką mes iš to gausim? Tai, kad mes dar nevalgydami dar labiau pablogim situaciją. Aš atsikeliu ryte,
kad spėti prieš darbą. Taip, išbėgu 5 ryto, greitai prabėgu, ką man treneris pasakė, tada greitai varau į darbą. Va, jau šitą dalyką turėtume spręsti. Jeigu aš noriu rezultato, ar galima kažką perskirstyti, kažką pakoreguoti galbūt, kažkur kitur nukelti tą treniruotę, nes optimizuoti galima, bet rizika, kad tai nebus geriausias pasirinkimas automatiškai. Tai yra toks dalykas. Trečias dalykas, taip pat, ką labai svarbu, taip sakant, padaryti, tai išskirti taip pat mitybos atžvilgių, kada mes valgom fiziniam našumui, kada mes valgom sveikatai. Taip, tai yra labai svarbu, nes labai dažnai mes užsisėdam ant to, kad kiekvieną dieną valgom fiziniam našumui ir pamirštam apie mūsų bendrą sveikatą, visų mikroelementų poreikį. Ir aš labai mėgstu išskirti tai, kaip ten, raudonų skrituliukų, žalių skrituliukų, kada aš galiu valgyti mažiau daržovių, daugiau turiu užsikrauti, pavyzdžiui, taip, nes manęs laukia treniruoti, atsistatymas reikalingas, o kada aš galiu suleisti, negalėsti, privalau suvalgyti. Taip geriau. Ir daugiau uogų pačių, daugiau antioksidantų gauti, daugiau galbūt ir žuvies galbūt suvalgyti, mažiau mėsos tą dieną, augalinės kilmės kažką gauti, taip kad balansą tai išlaikyti. Ir tada žmogus jau žino savo paskirtį kiekvieną dieną, kada galbūt pas jį bus socialinis vakaras, jis sau leis suvalgyti tai, ko jo širdis geidžia automatiškai. Taip kad vėlgi visos tos sritis tiek fiziologija, tiek psichologija būtų palaikytos balanse, taip ir darnoje tarpusavyje. Taip, tai dar vienas dalykas, ką svarbu paminėti. Ketvirtas dalykas, ką labai svarbu paminėti, kas yra labai dažnai pamirštama. Taip, apie valgymą angliavandenius tai dažniausiai žmonės prisimena ir pakankamai, galbūt nepakankamai, gerai, nepakankamai suvartoja. Bet net ir geriausi sportininkai, jeigu mes kalbėsime net apie tas pačias angliavandenių užkruvas ar angliavandenių poreikius, tai vidutiniškai turėtų suvartoti apie 10 gramų kilogramui, kas yra labai daug. Jeigu žiūrėsime net pačius ir olimpiečius, tai jų suvartojimas siekia gal 5-7 maksimum. Taip, tai ir matom, kad tikrai yra geri rezultatai. Mes nežinom, jie galbūt gali būti dar geresni. Tiek treniruoti skrandį tą patį, treniruoti žarnyną, ne visi galvoja, kad to reikia. Ir čia mes dar daug debatų turėsim ties to, aš irgi nežinau iki galo, ar mano rezultatas iš to, kad aš užsikrausiu labiau, mano rezultatas pagerės? Nežinau, čia irgi tas labai didelis klausimas. Čia kaip ir su mano tuo punktu, apie ką aš noriu sakyti, su skysčių vartojimu. Mes žinom, kad būtina skysčius vartoti ir kad nors per 1 valandą, pavyzdžiui, bėgimo, kad nors 0,5 litro būtų išgerta, ir jeigu žmogus prakaituoja daugiau ir yra tas sūrus prakaituotojas, kad nors 0,5 gramo natrio suvartotų. Tikslas yra pagal visas rekomendacijas, kad žmogaus kūno masė nekristų labiau negu 2 procentai nuo bendros kūno masės po pačio bėgimo, tai lengva padaryti, pasisverti iki ir po ir paskaičiuoti, kiek skysčių išgeria automatiškai, tai lengva labai padaryti. Bet jeigu mes pažiūrėsim į geriausius bėgikus, maratonikus, tai jie gali dehidratuoti net iki 80 procentų. Ir kyla klausimas, o tai kur šuo pakastas tada? Gal nereikia tiek, taip sakant, mums bijoti, galime mes dehidratuoti. Jeigu mes kreipsim dėmesį vieną individą, tai tikrai prašausime labai, bet mes kartu nežinom ir ko mokslas iki gal nėra atsakęs, o jeigu tas žmogus būtų išgeręs daugiau skysčių ir dehidratuoti tik 5 procentus, ar jo rezultatas nebūtų dar geresnis? Tai vėlgi visur bus nuokrypis į kairę arba į dešinę, iš esmės apie bet kokį mes rodiklį bekalbėtume. Todėl negalime kliautis iš esmės universaliai jais ir vėl turime žiūrėti, kaip žmogus funkcionuoja prie vieno arba prie kito automatiškų rodiklių. Čia kaip ir su visais kraujo tyrimais. Yra norma, bet yra optimumas. O tie du dalykai skiriasi. Kažkas gali, jeigu mes turime normą, taip sakant, nuo iki, kažkas gali būti ant apatinės ribos ir viską gerai daryti, bet kitam šitą apatinę ribą visiškai netiks. Ir mums reikės ją padidinti, automatiškai reikės ją padidinti. Labai dažnai, taip sakant, kreipiama dėmesį, kai kraujo tyrimus žiūri, žmogus sunerimsta, žiūrėdamas kraujo tyrimus, kada jis pamato kažką raudono. Bet kol norma. Taip, norma, tai gerai. Kai nukris, tada pergyvensiu, va to neturi būti. Jeigu mes matom tendenciją kritimo vieno ar kito rodiklio arba kilimo, automatiškai mes jau turime susirūpinti, kad kažkas čia ne taip. Mes galim pradžią bandyti optimizuoti tai ir be kažkokių papildų arba intervencijų didesnių, pamiegoti ilgiau automatiškai. Magnio nepamiršti gerti, apie ką dažnai pamirštama taip pat, kad nebūtų blogiau. Tai va, tai sakau, tai va tokie bendri dalykai.
į ką turėtų atkreipti žmogus dėmesio automatiškai, jeigu mes kalbėsim tai bendrai labai apie bėgimo sferą. Apie tos pačius baltymus. Ir tarkim, imant tokį vidutinį sportininką, kuris galbūt ir pabėgioja 2 kartus per savaitę, nebe Robertas, dabar bus Povilas. Taip. Jis 2 kartus per savaitę bėgioja, 2 kartus svorius pakilnoja, gal prasitempia, pasimankština ryte. Tai vat toks vidutinis žmogus, kiek jam tų baltymų reikėtų kilogramui svorio? Tai jeigu neturi viršsvorio, jeigu pas yra kepenys, inkstai sveiki, tai galvočiau apie 1,8-2 gramus kilogramui, nuo to pradėčiau, nebent jis nėra mėsaėdis, pavyzdžiui, nesuvalgo. Aš visą žiūriu pagal situaciją, net, žinai, kur, pavyzdžiui, yra žmonės, kuriems reikia daug kalorijų suvartoti, 4000, taip? Ir mes galim sakyti, tai ne, pagal rekomendacijas maksimumas 2 gramai kilogramui. Tai, gauni savo 200 gramų, ten baltymo to 230, gaunasi kiek tų angliavandenių turi suvalgyti. Tai neįmanoma. Ir gaunasi tai, kad vis tiek tada bandai kompensuoti dar didesnių kiekių baltymo suvartojimų, nes per angliavandenius neįmanoma kartais tiek surinkti. Taip, o rezultatą nori, kad žmogus pasiektų. Tai vėlgi čia toks žaidimas nebūna visą tiksliausių skaičių. Jeigu mes kalbėsime apie ištvermę, su kultūrizmu yra kitaip, ten jau reikia tikslumo. Ir tikrai, kiek esu bendravęs su treneriais, kurie yra protingesni, net už mane ten visais tais klausimais, ar tai Marius Blaževičius, Ovidijus Ringys, ten tikrai yra toks rocket science. Tikrai rocket science ir turi pažinti organizmą kiekvieną atskirai, nes kiekvienas tavo atletas elgsis kitaip, davus tą patį planą. tą patį makronutrientų, mikronutrientų kiekį. Ten jau tikrai yra aukštas mokslas ir toks jau tikrai daug žinių reikalaujantis sportas ir pats treniravimas, jeigu mes kalbėsim. Bet, jeigu mes imsim paprastą žmogų, pradėti 1,8-2 gramai ir tada jau žiūrėti pagal tai, kaip jis keičiasi, ko jam reikia, ar jam raumens reikia, ar galbūt mažiau raumens reikia, ar jis virškina baltymus, taip, ar pas jis su skrandžiu viskas tvarkoja. Ir tokius bazinius dalykus automatiškai. Ir galiausiai ar jis gerai jaučiasi, ar jam gerai. O apie tos pačius baltymų papildus kalbant, nes suvartoti per maistą iš tikrųjų kai kuriems gali būti iššūkis, per kažkokį kokteilį lengviau, taip. Bet kaip tie papildai veikia mūsų organizmą, ar jie yra jau pakankamai kokybiški šiais laikais ir gali būti tiesiog kaip maisto pakaitalų kažkokia dalimi, ar jie visgi gali būti žalingi? Čia tas klausimas, ar vištiena parduotuvėje yra pakankamai kokybiška. Ir tada mes turim palyginti, tai kur kokybė bus ta geresnė. Tai atviras klausimas kiekvienam atsakyti, ką jis rinksis. Ar papildai pirkti, papildų parduotuvė bus geresni už tos papildus, kurie pirkti yra vaistiniai. Dar vienas atviras klausimas, kurį, taip sakant, kiekvienas turi atsakyti. Nebus vieno čia atsakymo. Ar jau kokybė gera yra, tikrai gera yra papildų kokybė, tam tikrų. Partija gali irgi būti nelygiai, mes tą žinom. Yra, taip sakant, tam tikros organizacijos, kurios patvirtina papildus taip pagal jų kokybę, pagal nebuvimą jokių priemaišų, pridėtinių medžiagų, nes kad ir tai gali būti paprastas kreatinas, bet jo kepenys gali reaguoti pa žmonės, kur jau yra klausimas, kas ten gali būti ten pridėta. Taip, vėlgi, čia kaip ir su kokybė maisto turim būti labai atsargus, nepasikliauti vien gražiom pakuotėm arba skoniu. Žiūrėti į tai, kaip mes jaučiamės. Mes žinom, kad nuo baltymų ir aknės gali pasireikšti, ir viduriavimai gali būti dėl laktozės tos pačios. Ir, žinai, ar reikia pradėti nuo papildų? Ne, viską galima su maistu pasiekti, ypač pradžiai. Tam tikrais atvejais jie tikrai padeda suvalgyti pakankamą kiekį maisto, bet visi tie dalykai, kaip tie baziniai papildai, kaip tas pats baltymas, tai yra kultūros dalis. Kiekvienas pradėsintis sportuoti, einantis sporto salėje, jis nori patreniruoti savo kokteilį išgerti, nes visi geria. Tai yra dalis, tu lauki net. Pavai treniruoti, grįžti į savo persirengimo rūbinę, grįžti ir padaryti savo kokteilį. Tai faina. Dalinai juokinga, aišku, bet visi pro tai praeina, pro tą pirmą bonkę proteino. Po to pamato, kad jis neveikia ir net yra neskanus daugumai dėl saldiklio kiekio
jau nebevartoja jo. Ar reikia bijoti? Ne, nereikia bijoti. Iš tiesų tik vėlgi turi racionaliai būti apsvarstytas dalykas, ar tikrai jo žmogui reikia. Žinau, kad tie papildai dažnai būna tokie didžiulėse pakuotėse, ne visada iki galo suvartojami. Taip. Dėl tam tikrų kažkokių priežasčių, kiekvienam individualių. Jeigu pereinant nuo mitybos, gal tam išlaikymui svorio rezultatams ir panašiai, dažnu atveju sportuojant vienas komponentas yra ir kalorijų ribojimas. Ypatingai norint numesti svorio. Kaip mes galim padaryti savo žalos, galbūt šiek tiek pašnekėti apie metabolinius sutrikimus šitoje vietoje ir kaip po to ilgai yra po jų atsistatinėjama ir ar įmanoma iš vis tam tikrą vietą susižalojus, vadinkim, grįžti į tą pradinę būseną. Jeigu mes kalbėsime apie trumpalaikį svorio metimą, pavyzdžiui, prieš varžybas, taip, ir iš karto po varžybų tu jau vėl pradedi valgyti ir atsistatai, tai tikrai tie, kad ir sutrikimai yra labai trumpalaikiai ir iš karto per pirmą savaitę dažniausiai viskas atsistato, jeigu mes kalbėsime apie greitą svorio numetimą ir po to iš karto vėl grįžimą į savo esamą būseną. Jeigu tai yra lėtinis jau dalykas ir, pavyzdžiui, tas pats visas dailus iščiuožimas, baletai ir taip toliau, kur tikrai tu turi būti vieno to svorio. Dažna moteris neturi mėnesinių, bet tai ta tokia karti tiesa. Kaina. Sporto šakų. Taip, tai yra profesija, kuri reikalauja tave būti tokia, o ne tokia, kaip pavyzdys. Tai tikrai tai yra būdinga ir grįžti į save po kalorijų ribojimą. Žmogui nebus lygus šitame kontekste. Mes daug girdime apie reliatyvų energijos deficitą ir kokią įtaką jis gali turėti ir mūsų kauliniam audiniui, taip ir osteoporozę skatina, lytinių hormonų sekrecija sutrinka, taip, tai jau mes kalbam apie patį vaisingumo klaustuką šitoj situacijoje. Mes kalbam apie skydliaukės veiklą ir viskas, kas su skydliaukė susiję, tai jau pasireiškia ir tinimai, medžiagų apykaita sulėtės, geležies įsisavinimas sutrinka, mes jau galime galvoti apie mažakraujystę, anemiją, kas labai dažnai būna, psichologinis būklės sutrikimas, valgymo sutrikimai, taip, apie juos nepamirškime. Dažnas pro jos praeina, dažnas jos turi ir to nesupranta, kad turi. Mes tai galim pavadinti išskirtinumu, čia iš kokios pusės pažiūrėsi į tą valgymo sutrikimą, kol jis nėra diagnozuotas žmogui. Ir kartais jie pragyvenama visą gyvenimą su tokia mityba, žinai. Tai tikrai yra jautri tema ir reikalaujanti dar didesnių dėmesio. Tam ir būtent ta techninė patikra, kas pusmetį jinai yra reikalinga. Ta patikra, kad ir dietologas sužiūrėtų, bet treneris, prašau, aš nenoriu, kad aš sakyčiau, kad aš svarbiausias. Ne, treneris, sužiūrėkit savo auklėtinius. Tai paklauskit, kiek jie suvalgo maisto. Nes nedarykite, taip sakant, išvadų tik pagal tai, kaip jie, taip sakant, atrodo per treniruotės ar kokius rezultatus pasiekia. Pakalbėkit tuo ant tu. Paprasčiausiai prie arbatos puodelio. Paklauskit, kaip tau sekasi, kaip tavo sveikata. Padarykite ne tik bendrus kraujo tyrimus, platesnius kraujo tyrimus padarykit. Pastebėkit anksčiau šitos sutrikimus. Valgymus, neskatinkit jų nevalgyti. Neskatinkit, net užsikabinti yra labai lengva. Ir tikrai žinau daug pavyzdžių, net ir mūsų, taip sakant, tam tikrose rinktinėse, kur treneriai sako, gerti sultis, taip sakant, tik prieš sportą, nes viso kito jiems nereikia, kad tik kuo mažiau kalorijų moteris suvartotų. Sunku klausyti iš tikrųjų yra tokių dalykų. Ir negalvoti, kad esminis dalykas, ką aš pastebiu, koreguoti galima viską. Tik net treniruočių intensyvumą. Va čia blogiausias dalykas. Ir ten kartais reikia korekcijų, ne viską kompensuosi maistu. Ne viską kompensuosi maistu. Taip, nes tai sunku padaryti. Ypač jau kalbėsim apie elgseną žmogaus, nes maisto korekcija reikalauja to, kad dar žmogus patikėtų, kad reikia kažką koreguoti. Automatiškai. Todėl tai yra sunkesnis kelias, negu šiek tiek sumažinti krūvį. Kaip pavyzdžiui. Tai kaip sakau, tai labai yra opi problema, didesnė, kaip sakau, tose sporto šakose, kur
reikia palaikyti tam tikrą kūno masę, tai ištvermės sportas arba vėlgi visas tas dailus čiuožimas ir taip toliau. Diagnostika dar iki galo, jinai tokia plaukiojanti iš esmės yra, mes žinom, kad turi būti sutrikusios menstruacijos, kaulinio audinio rytėjimas ir valgymo sutrikimai, tai yra vieni pagrindinių tokių pasireiškimo simptomatikos. O kas gali dar būti pažeista? Viskas kūne gali pažeisti. Nuo traumų, nuo stresinių lūžių, iki endokrininių sutrikimų, iki ginekologinių sutrikimų. O blogas dalykas, kad išėjimas iš visų tų problemų gali užtrukti ilgai. Gali tikrai užtrukti. Taip ir ne 1 metus, 2 metus. Ir čia reikės ne tik, kad pavalgyti. Čia jau reikės susiimti iš visų pusių. Taip, tiek savo iš fizinės pusės, tiek iš psichologinės net pusės. Kad tu vėl galėtum grįžti ten, kur tu buvai. Kad tu galėtum vėl pasitikėti savim. Ir vėl galėtum pasirodyti toj pačioj sporto šakoje. Dažniausiai, kas sustabdo žmonės, ypač jau tie, kuris turi stresinius lūžius, tai yra baimė vėl padaryti tą patį veiksmą. Čia kaip po kiekvienos traumos. Baimė pakartoti tą veiksmą. Nes tada man nepasisekė ir aš susižalojau. Kaip man perliptis per save ir vėl tą patį padaryti. Daug yra čia problemų. Taip mes daug ir giliai galime apie tai kalbėti. Bet ir tai gerai, kad mes kalbam, labai gerą klausimą uždavė, žinok, nes labai dažnai pamirštame mes apie tai, kas gali būti, jeigu mes nedavalgysim ir jeigu lauksim per ilgai automatiškai, tai tas, taip sakant, trikdis arba organizmo nefunkcionavimas gali virsti lėtinio ir paprasčiausiai tam tikriems žmonėms gali baigtis ir karjeros pabaiga. Mes labai gražiai priėjom nuo mitybos prie psichologijos, kuo aš ir norėjau užbaigti iš tikrųjų, ir klausimą turiu tokį, kaip dažnai pas tave ateina pacientai, kuriem gal svarbiau būtų apsilankyti psichoterapeuto kabinete negu pas tave. 80% atveju. Tai yra labai susiję. Tai turėtų eiti kartu, aš taip pasakysiu. Tai turėtų eiti kartu. Nesu geriausias psichologas, tikrai nesu. Kartais ir per daug į save priimu, po to pats nemiegu naktimis. Tik iš noro padėti tikriausiai. Bet kai pradedi kapstytis giliau, atkasi. Tikrai atkasi tos visus sunkumus, tas visas neigiamas emocijos, kurias žmogus laiko, nes vėlgi, kaip kalbėkim, ta sveika mytyba kas? Tai sveika mytyba priklausys net nuo to, kas tavo guli lėkštėj. Jis priklausys nuo tavo požiūrio į sveikatą. Viskas nuo to priklausys. Ir pirmoje vietoje reikia suformuoti požiūrį. Taip, arba atstatyti, jeigu jis yra sutrikęs. Jeigu mes jau matom, kad yra sutrikęs, dažniausiai reikia kapstytis tikriausiai vaikystėje. Tikriausiai kažkur, kur buvo pradžia, iniciacija. Visos edukacijos, mokslo apie patį maistą, apie kultūrą maisto. Ne automatiškai. Kas tai tokio ir kaip tai turi būti. Sportas irgi, jeigu jis nuo vaikystės prasidėjo, tai kaip tada jos auklėjo, taip, kaip mes norėjom sukoreguoti ten vaiko svorį ir ką mes turime dabar. Tai apie tai reikia kalbėti, garsiai reikia kalbėti ir nebijoti apskritai ir patiems besikreipiantiems, taip, pasakyti ne tik, kad man reikia kažką pakoreguoti ar man kažkas skauda. Reikia ir mokėti išsipasakoti. Labai reikia kiekvienam. Ar tai bus su specialistu, ar tai bus miške išsirėkti, ar kažkam išsipasakot. Bet tą reikia padaryti ir nebijoti. Mes galim nešti naštą ant savo pečių, viskas gerai su tuo, svarbiausia, kad tai nebūtų per sunki. Labai mėgstam perimti ir kitų dar problemas ant savęs, o tada jau po to nuimti tai būna labai sunku, nes tu tampi ar atsakingas už visus, ne tik savo veiksmus, bet ir kitų veiksmus. Todėl vėlgi, racionaliai apgalvoti savo problemas, turėti žmogų, su kuo galima būtų išsikalbėti, tai vienas iš, taip sakant, tų dalių siekiant rasti balansą ir gerą santykį su maistu. Labai svarbu, todėl vėlgi, tai nėra gėdinga nueiti pas psichologą, pas psichoterapeutą. Tai yra normalu. Tai turi būti įgyvendinta. Taip, tai nėra kažkoks F kodas iš karto, ko mes visi bijom. Tai nebus tai, kad, kiek tu pas psichologą, tai viskas, tu jau nurašytas. Aš pats pasivaikščiau. Žinokit. Ir nereikia galvoti, kad reikia 1,5 metų.
užtenka kartais porą kartų nueiti. Ir problemos bus jau netokios baisios, netokios rimtos, kaip mums atrodė. Tik reikia pačiausiai kalbėti. Kalbėti. Aš pati, būdama sveikatingumo instruktorė, labai plačiai stengiuosi visą laiką žvelgti į šitą mitybos temą. Mes kaip sveikatingumo instruktoriai irgi turim žinių, šitą temą šiek tiek galim nuvesti, bet labai vengiu visą laiką konkrečių klausimų, kaip man numesti svorio, kaip man priaugti svorio, šitų drastiškų pokyčių, nes matau po jais nepasitenkinimą savo kūnu. Todėl ir aš stengiuosi vis vengti tavo tų tikslių klausimų. Tai vat. Ir matau, tu labai gražiai apžaidai juos, praplėtei ir panarstėm šiek tiek giliau. Bet kokiu atveju viena yra žinios, jos yra svarbu, aišku, žmonėm, kurie nori teigiamų pokyčių savo gyvenime, sportuoja, nori atitinkamai maitintis, kad pasirūpinti savo kūnu. Bet pirmiausia, tai ir turėtų būti akcentas - pasirūpinti savo kūnu, pasirūpinti savim, duoti savo kūnui geriausių produktų, visų reikalingų medžiagų, kad būtų sveikas kūnas, sveikas protas. Ir tik tai tada su laiku po truputį žiūrėti į rezultatą, o dažnu atveju rezultatas ateina ir savaime. Įmantis kažkokių mažų pokyčių, mažų įpročių keitimų, tai taip, kad turbūt nereikia nieko kažko labai drastiško, per daug taip pergalvoti šitą temą, o paprasčiau pasižiūrėti, ne? Kartais paprastume slypi atsakymas. Tai va. Tikrai. Ir pabaigai tokį turiu tradicinį klausimą mūsų šitos tinklalaidės. Ką tau pačiam, Edvardai, reiškia gyventi kūne? Tikriausiai aš dabar jau galiu pasakyti, kad galbūt ir dalinai žinau, nes pasiekiau kažkokią homeostazę savyje. Nes mes dažniausiai mes norim gyventi kito kūne ir tą atvaizdą turėti savyje. O po to, kai galiausiai tu priemi, tai ne tai, kad tai, koks tu esi, nes labai iškreiptas tas požiūris priimti tai, koks tu esi, bet tu nors pradedi pamilti ne tik ką darai, bet ką ir tas darbas ir atsidavimas suteikia tavo kūnui. Ir ne tik veiksmas, bet ir tas pats valgymas, taip, fizinis aktyvumas, miegas, taip, tu matai, kaip tu keities ir tu matai, kaip tavo veiksmai atsispindi tavyje. Taip, tai aš visą stengiuosi, kad kiekvienas veiksmas kažkiek tas mane atsispindėtų, kad mano kūnas būtų ne tik kažkoks fizikinis objektas, bet paprasčiausiai mano visos elgsenos ir veiksmų visuma. Tai taip aš įsivaizduoju būtent, žinai, tą gyventi savo kūne ir tikiuosi, kad kiekvienas žmogus, kuriam rūpi pati mityba ir galbūt kuris turi problemų su mityba, anksčiau ir vėliau irgi taip pat atras save jame. Ačiū tau labai už mūsų pokalbį ir viliuosi, kad viena kita mintis nukuls klausančių. Ačiū tau taip pat labai. Ačiū viso. Tariu didelį ačiū, kad perklausei šią tinklalaidę ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali Contribui platformoje, kur rasi reikalingą paskyrą įvedę žodžius gyventi kūne.